stabdė jo susirinkimą, kompromitavo jį, dezinformavo. Kaip teisininkas galiu pasakyti paprastai, kas tai yra mitingas. Mitingas yra susirinkimas, paprastai lietuviškai kalbant. Ir susirinkimą kaip tautos valios išreiškimo būdą nustato konstitucija. Taigi susirinko žmonės spręsti jiems svarbių klausimų. Žvaigždė žvaigždynuose, žalių spindėjimų salardvę prasiskynusi. Tu žodžiais į mane, tu į mane vis duona priimtų. Todėl nusilenk savo žemėj, savo kraštui, savo tėvynei, kurie gali palikti paukštį, žuvis ar miręs medis. Visų norėčiau jūsų paprašyti, mėlieji, susirinkom gausiai. Ir jeigu visą naktį ir vakar visą dieną ir vakare būtų Vilniuje, kad žmonės galėtų laisvai susirinkę aptarti klausimus svarbius valstybei. Iš tikrųjų, mūsų motinų maldas lydi mus čia. Mums sako, kad tie, kurie čia susirinko į tą mitingą ir kurie organizavo, veikia neskaidriai, turi neskaidrius interesus. Ar gali būti kas nors skaidresnio, kai būtent toks susirinkimas viešas, kur viešai viskas svarstama? Norėčiau priminti, kad Leo sandoris buvo priimtas visai kitaip. Iki šios dienos nežinoma, kas tarės, kas pasirašė projektus, kas rašė šitą sandorį. Iki šios dienos nežinoma, kas įvertino. Visi dokumentai yra slepiami. Tai ten yra neskaidrumas. Ir mes būtent priversti rinktis dėl to, kad atsakymai tos klausimus finansuoti jokių programų iki šiol finansuotų, socialinė monopolijai, padidinti buvo elektros mokesčiai, tai vadinasi, didėjo išlaidos verslui, brangsta prekės ir taip toliau. Todėl jo be abejo yra tik tai pavyzdys, rinkimus, mes tiek Lietuvoje būsime nelaisvi. Pas mus yra teisos jausmas, kuris sako, kad tai neteisinga. 10 tūkstančių su politikos apgaulės tokiu stipriu betonu. Tai būtent pramušti tą betoną ir bus mūsų pilietinės visuomenės uždavinys. Šiandien mūsų susirenka tiek, kitą kartą susirinks dar daugiau, arba mes tada būsime pavergti. Kitos situacijos nėra. Tai šiandien yra įspėjamasis mitingas, susirinkimas. Ateityje bus dar, jeigu nebus rezoliucija, kurią mes šiandien parengėm, jeigu nebus atsižvelgiama į ją, jeigu nebus atsižvelgiama iš 10 ir 100 tūkstančių parašų, tai tada sekantis susirinkimai bus skirti jau su griežtesniais reikalavimais, pareikšti nepasitikėjimą. Nes yra vienintelė alternatyva. Arba esame oligarchijos valdomi, arba pagal konstituciją tauta pati yra. Mes gąsdinam materialiniais nuostoliais. Blaškysim, jeigu ką. Na, o kita vertus, neištirpsim, esam stiprus, vieningi, nes mūsų daug ir mus vienyje Lietuva. Ir siekdami... Tik tai kaip darys. Pirmiausiai įskaitys šitą lempą. Aš pasakysiu, kad lygiai taip pat Andrius Kubilius galėtų perimti Henriko daktaro biznį. Susimokėjai ir išpirkai baigės verslą. Ir grįžtų atgal į jūras ar žūtų sutraiškyti.